Kepenys – svarbiausia virškinimo liauka bei didžiausias vidaus organas. Jos yra pagrindinė organizmo laboratorija. Tad kaip svarbu įsiklausyti į savo organizmą, juk yra nemažai kūno siunčiamų ženklų, kurie byloja esant kepenų negalavimų. Kepenys, jos turi tą savybę, kad pažeistos ląstelės gali atsinaujinti. Ir tiek, kiek jos gali, tiek jos šitą funkciją ir atlieka. Bet, kaip ir visur, būna pabaiga. Ir tuomet, kai atsiranda pilvo pūtimas, kai atsiranda virškinimo sutrikimai, tai reiškia pavalgėm kažko tai riebesnio ir jau jaučiasi po dešiniuoju šonkauliu lanku. Tai maudžia, tai diegia, tai nemalonus koksai burnoje skonis ar kvapas atsiranda, liežuvis tampa baltas, oda netgi pagelsta. Tuomet reikėtų pagalvoti, kad šitas unikalus organas, kad kepenys jau pradeda streikuoti. Ir aišku, yra įvairių preparatų, yra ir cheminių, ir natūralių preparatų, su kuriais mes kepenų darbą galime atstatyti. Vienas iš tokių preparatų yra Verdin Hepar. Tai yra visiškai natūralus preparatas, kurio pagrindinė veikliąją medžiagą, tai yra silimarina, papildo daržinių ciberžolių ekstraktas ir pipirmėčių aliejus. Gerai yra tai, kad silimarino čia yra pakankamai didelis kiekis, tai yra 70 mg tabletėje. Tai reiškia, kad užteks 2 tablečių per dieną. Daržinė ciberžolė padeda palengvinti sutrikusio virškinimo simptomus, tokius kaip pilnumo jausmas, pilvo pūtimas ar tiesiog lėtas virškinimas. O pipirmėčių aliejus vartojamas pilvo pūtimo ir skausmo palengvinimui. Jau dabar preparatą Verdin Hepar galite įsigyti užėję į elektroninę parduotuvę www.vaistinė.lt. Šiuo metu gintarinėse ir Norfos vaistinėse Verdin Hepar taikoma 30% nuolaida. Jo kaina 11 litų 89 centai. Prekes pasirinktų adresu jums pristatysime per 2 darbo dienas. Tai pigu, patogu ir jokių eilių.